Man šokis yra dvasingumas. Man šokis yra tobulėjimas. Man šokis tai yra žmonės. Man šokis yra bendruomenė. Man šokis yra išraiška. Savi išraiška. Tikrai labai didelę dalį gyvenimo užima šokis ir ta bendruomenė. Man šokis yra toks dalykas, kuris padeda žmogui tobulėti visapusiškai ir tiesiog labai gražiai tobulina žmogų. Ir tai žmogus daro pats, tai žino, kad žmogus tobulina pat save. Ir čia labai wow! Jo, ir tas bendruomeniškumas tikrai labai daug prideda prie to. Man turbūt labiausiai irgi šokis yra apie bendruomenę ir apie tai, koks, nežinau, bent jau aš asmeniškai kokia priimta jaučiausi šokių bendruomeniai. Man pirmoji vietoje šokis irgi yra žmonės. Mus vis tiek kiekviena pati muzika, ta pati meilė muzikai, tiems stiliam, jų istorijai, kultūrai and everything. Ir tiesiog atrodo visą tai labai suburia daug skirtingų žmonių, kurių šiaip gal tikriausiai nesutiktų artimoje aplinkoje. Jeigu neišlaikysi į Vokietiją, Ne, bet jūs dabar vėl pasunkinti mus, nes mūsų buvo pasunkinti ir jų pasunkinti. Tai žinok, su Malke nebūk pozityviai labai. Ką? Ne, per savaitę. Ką? Negali Ledų būt. pardavinėjimą Vokietijai. Žmonėm karšta, valgyt nori ledų. Labai Ir Vokietija 5 eurai už kokį vieną skūpą bus, 6 už 2. Su dizainais visus. Aš plakatus atspausdinsiu. Mokykloje man būdavo didelis konfliktas su mokytojais. Jeigu mes važiuodavom kažkur į kažkokias išvykas ir būdavo treniruotė tuo pačiu metu, aš kiekvieną kartą su jais ginčydavausi, kaip man treniruotė yra svarbiau negu jų kažkokia išvyka. Ir leiskit man nevažiuoti ten, nes man treniruotė reikia. Society putina tokius norms, su kurie biškai mane priešarina too much. Tai yra kind of mano tėvai. Ateina mokykla ir vėl turbūt viskas bus iš naujo, kai aš mažai miegu, aš neturiu energijos šokti ir aš turiu visada mokytis ir toks labai nėra tada motyvacijos apskritai nieko daryti su šokiais, but also I love them so much. Čia tokia gyvenimo man dilema šį pastaruoju metu. Kiekvieną šeštadienį po 6 valandas sėdžiu kursuose ir man reikia ruoštis egzaminui. Ir aš dėl to grinai praleidžiu didžiąją dalį šokių renginių. Ir, pavyzdžiui, atrodo... On my nerves, oh nigga got curved, going back on my word, damn bitch, you so thirsty, still don't know my words, still stressing perfection, let you all in my mental, got me looking too desperate, damn. Aš vis tiek bandau, kiek galiu įsiterpti tą šokį pasaulį, ar tai bus kažkoksai labai mažas renginys, ar tai bus kažkoksai ten mini džemas, ar tai tiesiog treniruotė, ar dar kas. Tai aš dabar bandau rasti būdus, kaip man tos dalykus suderinti ir aš jau susitaikiau per skausmus su tą mintimi, kad dabar galiu skirti šokių pasaulyje laiko mažiau. Man visos gimnazijos metu šokiai rūpėjo daugiau negu mokslai, nes man tikrai labai patiko šita veikla ir patinka šita veikla. Ir aš jai automatiškai norėjau skirti daugiau savęs negu mokslams. Ir dabar 12 klasė, galbūt šiek tiek pasekmės pasivyja mane po truputį, bet aš vis tiek dar daugiau šokiam laiko skiriu. Bet aš manau, kažkaip galų gale viskas išsibalansuos stojaus prieš egzaminus. Dabar, kadangi studijuoju pirmam kurse esu, tai man labai reikia ant to fokusint ir šokiam dabar nėra tiek daug laiko kaip anksčiau, bet vis tiek šoku tiek, kiek galiu. Ir einu į treniruotis, kiek galiu, ir dalyvauju, kiek galiu. Bet jo, anksčiau būdavo daugiau laiko tam pasilgau tų pasilgau sporto rūmų. Jo! Man patiko, kad atrodo, aš labai atsimenu gerai kai kuriuos žmonės, kurie reguliariai praeidavo pro sporto rūmus. Jie atrodo tapo jau tos rutinos dalimi. Buvo tas vienas senukas, kuris buvo apsirengęs tada kaip mes, tiesiog kaip su dienelė oversize. Mane ramina tai, kad jeigu kažkokioj duobėj, aš turiu jūs. Ir visada turėsi kur miegot, turės ką pavalgyti, su kuo pasirpakskyti, pakalbėt. Skubiai reikia kažkur pernakvot. Vidurys nakties
ateik pas mane. Reikėjo pavalgyt, atnešiu tau maisto, viskas okei. Jo, Tai va, labai miela. būna buvo ir bus. Pradėjom maistingai visokius projektus kviesti ir mes susipažinom ir su darbo galimybėm, ir su viskuo. Vibe the Friday mane bent jau tai žiauriai įtraukė į visą šitą reikalą. Tiesiog su visa savo esybė pasinėriau į šokį pasaulį ir tapau neatskiriama dalis tiesiog. Nebūtinai kaip šokių komanda, bet tiesiog kaip draugės. Esame labai faini. Kaip šeima. Kaip šeima. Vibe the Friday man yra 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 šeima.